Būsiu tuo pagrindiniu į žemę įmintu akmenėliu. Ne tik sakė, taip gyveno Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Taip tarnaukite Lietuvai idėją suvokia ir už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą apdovanotieji. Lygiai taip jis skamba Ritai Liaugaudienei, mokytojai, jau 25 metus ugdančiai skautus Naujamiestyje, Panevėžio rajone. Mokytojos Ritos vedami moksleiviai aktyviai įsitraukė į nepaliaujamą gerų darbų darymą. Rita Liaugaudienė. Poreikį veikti Rita Liaugaudienė pasakoja išsiugdžiusi dar vaikystėje, tiesiog stebinusi aktyvumu. O Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir atsikūrus skautų organizacijai, užteko vos mažyčio paskatinimo. Netoli Naujamiesčio Nocegaloje gyveno Smetonos laikų skautas, amžinatilsį Kazimieras Adinavičius, kuris mane ir pakvietė. Sako, mieste yra suiga skautų. Gal tu nori, sako, gal patiks ir prisijungsi. Taip nuvažiavom kartu, padalyvavau ir man labai patiko. Ir užsikabinau, kaip sako, ir tada savo mokykloje įkūriau skautų draugovę ir tada jau, tarp kitko, pirmas kaklaraiščių rišimas buvo mūsų labai spūdingas, nes rajone mes patys pirmieji Panevėžio rajone įkūrėm skautų draugovę. Man pačiai tikrai buvo šiurpuliukai, kai reikėjo atsiklaupti ir bučiuoti vėliavą ir tarti žodžius. Buvo labai spūdinga ir lieka visam gyvenimui tokie dalykai. Ir iki skautybės pilietiškumas mokytojai Ritai buvęs ne deklaracija, tikrovė. Todėl skautų misija Dievui, tėvynei, artimui kasmet įgaudavo labai konkrečias išraiškas ir vis didesnes aprėptis. Labai mes turėjom palaikymą iš miesto. Žinokit, tie vyresnieji skautai atvažiuodavo, jie patys sakydavo, gal jums reikia pagalbos, jeigu jūs kažko nesuprantat, sakykit, atvažiuosim, padėsim. Ir tą mes labai jautėm. O per tiek metų, aišku, gerieji darbeliai prasidėjo ar ne, sakykime, elementariai šiukšlių rinkimas paskui. Atsirado šitą prieš Kalėdas, pradėjo vežti Betliejaus ugnelę. Tai čia jau tikrai skautų darbas yra atnešti apie Betliejaus ugnelę į visas įstaigas Naujamiesčio. Visada prieš Kalėdas kepam sausainius, ar ten kokius darbelius vaikai padaro, nešam į palaikomojo gydymo ligoninę Naujamiestyje, kurie žmonės guli, labai džiaugiasi mūsų dovanėlėm. Netgi pakoncertuojam. Dabar jau 3 metai šiemet bus, kai prieš Kalėdas visada įdedam naujamiestiečiam į pašto dėžutes savo padarytus atvirukus. Naujamiesčio šventė būnagi rudenį po Bulviakasio. Visada tradiciškai visi laukia skautų blynų. Nes pas mane jau namuose susirenkam, žinokit, beveik maišą bulvių nuskutam, sutarkuojam, paruošiam tarkius ir paskui kepam. Aišku, daugybė visokių darbelių. Va tiesa, kai prasidėjo karas Ukrainoje, mes tikrai labai rinkom žvakės, apkasų žvakėm tom. Ir šiaip vaikai labai įsijungia. Kur reikia, tikrai jaučiasi, kad vaikai pilietiški auga. Naujamiesčio skautai išties auga. Vertybinė, kokybinė prasme, kiekybė taip pat. Ir nebūtinai tai nutinka mokyklos suole. Skautais gali tapti visi, kas tik nori, nes, pavyzdžiui, suaugęs žmogus tai yra savanoris. Tu savanoriauji, padedi. Dar galiu pasidžiaugti, kad mano tikrai 2 išugdyti skautai, Dominikas Židonis ir jo sesė Dovilė Židonytė, dabar užima tokias vadovaujančias pareigas Lietuvos skautijos organizacijoje. Man labai smagu, kad mano išugdyti vaikai. Ir toliau yra kurie studentai, jeigu aš paprašau, jie mielų norų atvyksta, padeda žygį pravesti, suorganizuoja įvairias veiklas. Nėra buvusių skautų, nes jis širdį visada, mes kaip žinome, net mūsų prezidentas Adamkus buvo skautas ir jis labai tuo didžiuojasi. Mokytoja Rita, kuruojant ir mokyklos mokinių parlamento veiklą, vardija skautavimo privalumus. Jei tai energija, savarankiškumas, kūrybingumas ir jokios galimybės pasenti. O kur dar džiaugsmas matant laimingus vaikus?
pripažinkim tikrai tokių būrelių, kur išeiti į gamtą, vaikams su palapinėm praleisti kelias paras miškuose, nu nėra. Tai jiem čia, o jiem tai čia yra didžiulis atradimas, ypač žinokit, kaip smagu, kai naktį, nugi paskirtas budėjimas, ar ne, mes turim saugot vėliavą, praeini pasižiūrėti, kaip jiems sekasi, kaip jie gražiai bendrauja, šnekasi, ko dabar per telefonus ar ne, jie mažai bendrauja. O va, tenai mes žinom, telefonų negalima, nu tai reikia bendrauti su gyvai. Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medalis Tarnaukite Lietuvai, Menas skautų judėjimo entuziastė, ne tik pradžiugino, bet ir įpareigojo, padvigubino atsakomybę. Nes tada, kai teikė tą medalį, suvažiavo visi mano 3 sūnus, 3 marčios, 7 anūkai, nu, tai žinokit, irgi labai smagu, įda vyras prieš akį, nu, tai atrodo, visi džiaugiasi to įvertinimu. Aš kaip juokiausi, sakau vyrui, aš tau galiu pilką kaklaraištį, nes jis reiškia suaugusios skautybėje užryšti, nes kur reikia, niekad neatsakė. Rita Liaugaudienė eina draugininkės, kitaip tariant, vaikų ir jaunimo vieneto vadovės pareigas Lietuvos skautijoje. Paaiškina, esame Aukštaitijos tuntas, kuriame 3 draugopės, tarp jų ir mūsiškė, Bakutės. Kodėl Bakutės? Todėl, kad labai svarbūs vietos simboliai ir labai rūpi juos įprasminti. Yra Naujamiesčio ąžuolas, ar ne? Jis ne Naujamiesčio, jis turėtų vadintis Bakutės. Ten prie to ąžuolo buvo namelis, gyveno šeima. Ir vyra, būtent kadangi jis tais laikais, 19 amžiaus pabaigoje, auginosi didelius bakembardus vadinamus, ar ne? Vadindavo bakais. Ir nuo to jo dukra pradėjo vadinti Bakute. Ir kažkaip tas ąžuolas, kur susitinkama prie Bakutės ąžuolo. Tai va, ir mes už tai Bakutės draugovė, netgi va ir giliukai už tai va mūsų jau auga. Tarnaukite Lietuvai. Iškalta ne tik bitės atminimo medalio averse, visose vyskupo emerito Jono Kaunecko dienose ir vakaruose, nes kiekvieną jų Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje dvasininkas, aukodamas šventą mišių auką, susitinka su mylimais tikinčiaisiais, jiems patarnaudamas. Kodėl būtent tokią sunkią tarnystę? Apsisprendęs gūdžiais sovietiniais metais ginti katalikų teisės Lietuvoje, rinkosi 2014 bitės medalininkas. Atsako labai nuoširdžiai. Nežinau. Aš dar vaikas labai domėjaus lietuvių sukilimais 1831, 1863. Visur domėjaus, kur jie miškuose, kur nors kryželė prikalti, pavyzdžiui, mūsų krašte Žaliojoje Girioje, ten prie kokių ąžuolų ar pušų. Kažkaip labai rūpėjo. Tai kodėl jie kovojo? Jie norėjo Lietuvai laisvės. Kovai už tikėjimo laisvę, laisvę kaip būtina sąlyga žmogui gyventi, kilęs labai anksti, negalėjęs taikstytis su režimo brutalumu. Apie tai rašo savo atsiminimų knygoje Prieš visus vėjus ir pasakoja. Dirbdamas melioracijos inžinierium sužinojau, kad kunigai ten Suvalkijoj renka parašus už tikėjimo laisvę. Taigi įsivaizduojat, aš būdamas melioracijos inžinierius, vaikščiojau per bažnyčią, apsirengdavau ilgų lietpalčių, nusimdavau akinius, kad manęs nepažintų, rinkdavau parašus. Tai Lietuvoje, reiškia, paskui buvo paskelbta, kad lietuviai surinko 17 000 parašų už tikėjimo laisvę. Iš tų 17 000 aš surinkau 3,5 tūkstančių parašų. Ir tai buvo skelbtas memorandumas už Lietuvos tikėjimo laisvę. Pirmas kovos žingsnis tapus kunigu taip pat buvo labai ryškus. Aš 77 tapau kunigu, o jau 78 mane pakurstė Telšių vargonininkas,
Taigi prieš karą lietuviai žemaičių kalvarijoj eidavo į kalnus su didžiuliam procesijom, o komunistai uždraudė. Tu, jeigu toks pasiryžęs kovoti už teisybę, atnaujink tai. Ir ką jūs manot? 78 Liepos mėnesį jau atnaujinam. Berniukus aprengėm violetiniam sutanėlį, mergaitės adoruotojų rūbais, išsirikiavo apie 100 jaunimo ir didžiulės žmonių minios. Tai tas nuostabiausias dalykas buvo, kad pavyko atnaujinti tuos kalnus, nežiūrint draudimo. Paskui Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbį, katalikiškos ir patriotinio turinio literatūros platintoją, pogrindinės jaunimo organizacijos Eucharistijos bičiuliai vadovą Telšių vyskupijoje sekė minios. Taigi būdavo 20 jaunimo susirenka į pamaldas patarnauti. Juos tampydavo, mažydavo elgesių pažymis, prieš visą klasę pastatydavo, išjuodavo ir jie vis tiek eina. Tai buvo tokia kažkokia pasipriešinimo dvasia. Ir įsivaizduokit, tas jaunimas, 15-mečiai, 16-mečiai, 17-mečiai, gal 18-mečiai, po pamaldų mane sulaukdavo prie bažnyčios, kad pasišnekėtume. Ir būdavo, kad iki vidurnakčio prašnekam. Toks aktyvumas negalėjo būti sovietinio režimo nepastebėtas ir neįvertintas, žinoma. Telšiuos mane apgyvendino bjauriai už 4 kilometrų nuo bažnyčios. Vieną kartą atvažiuoju aš į centrą ir Telšių saugumo viršininkas sako, nu, kunigėli, man susimastykit ir atsakykit tokį klausimą. Tu tą jaunimą, būdamas prie altoriaus, vadini Eucharistijos bičiuliais. Višauki bičiuliai. Žinok, jie mūsų bičiuliai daugiau negu tavo. Jų dėka mes žinom viską apie tave. Ir aš taip žiūriu į jį, sakau, ačiū jums už tokią gerą žinią. Jis žiūri į mane nustebęs. Kodėl dabar ačiū, aš sakau. O ačiū aš kodėl sakiau. tą rytą aš gavau paštu laišką, kuriame parašyta prikeverzuota: mirtis inkvizitoriui Kauneckiui. Šiąnakt ateisim pas tave. Tai aš pagalvojau, reikės paskelbti pamokslę, kad gavau tokį laišką, bet ypač gerai, kad saugumo viršininkas pasakė. Tai aš taip ir pasakiau, va, gavau laišką, mirtis inkvizitoriui Kauneckiui, pas mane šiąnakt ateis, bet man saugumo viršininkas pasakė, kai jie viską žino, net kas po mano lovą. Tai va, mėly tikinti, ir kas atsitiks su manim, jūs pirmiausiai eikite į saugumą. Žinoma, tą naktį atėjo pas mane. Išdaužė visus langus tam namelį, kur gyvenau. Bet manęs nepalėtė, žinoma, tik siaubingai išgąsdino, bet nieks man neatsitiko. Panašių nutikimų būta ne vieno, bet vis tiek parašęs ir išsiuntinėjęs sovietų valdžios įstaigoms per 100 protestų dėl tikinčiųjų teisių pažeidimų. Tąsyk taip kovojęs už žodžio, tikėjimo, dvasios laisvę. Ar baigta šita kova dabar? Ne, sako. Vytauto didžiojo universitete pakvietė mane kalbėti ir staiga klausimas: vyskupe, pasakykit, kada lengviau buvo kovoti už tiesą? Ar anais komunistiniais laikais, ar dabar? Aš sakiau, anais komunistiniais laikais buvo lengviau kovoti. Ta klausia, kodėl? Sakau, įsivaizduokit, dabar juk teisė Peivi, Airijos ministrė, už tai, kad jį paskaitė šventą raštą, kad šeima gali būti tarp vyro ir moters. Ir ją teisė už tai.
Tai sakau, ir visur tas jaučiasi. Tai sakau, nebesuprantama jau tikroji tiesa. Tai aš tada šitai pasakiau. Šiandien Panevėžio vyskupas emeritas išgyvena dėl Lietuvos ateities. Kokia ji bus geopolitinių įtampų kontekste, karo grėsmėje ir pačių lietuvių lengvabūdiškame požiūryje į tikėjimą. Tačiau jis kupinas optimizmo. Popiežius Benediktas XVI pasakė gražius žodžius. Sako, įpratom mes, kad tikintieji daugumos esame visuomenėje, dauguma. Bet dabar ateina tokie vaikai, kad mes tampam mažuma. Bet prisiminkit, po Jėzaus nužudymo mažuma buvo tikinčių. Bet jie nugalėjo, jie išsiplėtė po visą pasaulį. Taigi nukryžiuoto Jėzaus tikėjimas išplito po visą pasaulį. Tai irgi optimizmo ženklas. 2020 metais pakviesta atsiimti bitės atminimo medalio, Rugilė Grendaitė apstulbino solidžią medalininkų publiką. Buvo jauniausia, bet jau spėjusią pasižymėti Lietuvos istorijos ir kraštotyros tyrinėjimuose. Kadangi esu kilusi iš nedidelio miestelio, net ne miestelio, kaimelio, tai tam turėjau progą keliauti po kaimus, kalbinti senuosius žmonės, rinkti jų prisiminimus ir kartu ne tik rinkti, bet tuo dalintis taip pat su jaunimu, nes visi tie pasakojimai išgirsti iš amžininkų, vėliau virto paskaitomis, susitikimais su jaunimu, pasakojant jiems tuos dalykus. Virto į pilietinę jaunimo stovyklą, kurią pradėjau organizuoti 21 berods, virto į tokius kraštotyrinius žygius patyriminius, į kuriuos taip pat jaunus žmonės įtraukiau. Tai, kitaip tariant, tai, ką iš tos praeities sužinojau, iš to, kas galbūt daugumai mano amžiaus žmonių netrodė įdomu, nei tie seni žmonės, nei ten ta istorija ir ten tie visi negyvenkim praeitim, man atrodo, buvo ir tebėra gal net tokie gajus. Tai aš pradėjau tą veiklą, kuri atrodė gal nepopuliari ir gal daugumai neįdomi ir pradėjau anksti, dariau nuosekliai, tebetęsiu. Pokaris, pilietinis pasipriešinimas, Lietuvos istorija rašyta herojų. Štai Rugilės pasiryžimo veikti ištakos. Bet reikia pradėti nuo tam tikro asmeninio pasakojimo, šypsosi. Kuomet būdama tokia, pasižymėjau tam tikrų vėjo vaikiškumu ir nebuvau pati drausmingiausia mokinė, bet taip jūs susiklostė likimas, kad su savo istorijos mokytoja mes sudalyvavome archeologinėje ekspedicijoje, vykome kasinėti tokį partizanų bunkerį. Ir va tas gyvas prisilietimas, girdėjimas bendražygių pasakojimų, daktarės Aistės Petrauskienės istorijos, profesorius Vykinto Vaitkevičiaus, kurie sugebėjo įdiegti tą gyvą tokį praeities žinojimą. Būtent įkvėpė ir grįžusi toliau, aš būtent ir kalbinau tuos amžininkus, kurie yra susijęs su partizaniniu laikotarpiu ir veikia mūsų laisvės kovose. Neatsitiktinai aktyvi visuomenininkė pakviečia į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą. Mielą sau erdvę. Neturėjau dilemos, ką studijuoti, nes būtent partizanai mane išmokė atsakingai žvelgti į pasaulį. Jeigu aš buvau pradžioje tokia vėjavaikė, tai aš supratau, kad ta Lietuva iš tiesų neatsirado taip iš niekur, nebuvo padovanota, bet visą laiką buvo žmonės, kurie kažkaip jie kūrė ir dėl jos stengiasi ir netgi aukojo gyvybės. Tai man atrodo, kad padėka tiem žmonėms yra kalbėjimas dabarties žmonių, jaunimo apie juos, perdavimas kartoms tų žinučių, tų pasakojimų apie jas. Nes būtent žmonės, istorija veikia žmonės. Čia mes dažnai minim vasario 16-ąją, bet už kiekvienos tos datos yra labai konkretus žmonės ir labai konkretus sprendimai. Tai istorija yra galingas dalykas ir dabar mes galim sakyti muštoji galia. Dabar jau politikos mokslų magistrė nebejoja. Istorija nurodė ir darbinės veiklos kryptį. Labai ankstyvam amžiui patekau į tą tokį visuomeninį valstybinį veikimą, tai nuo tam tikrų jaunimo organizacijų priklausimo visuomeninės veiklos iki vėliau ir politikos, nes buvau viena jauniausių savivaldybės tarybos narių išrinkta.
Tai kažkaip taip labai natūraliai tas domėjimasis istorija atvedė į domėjimąsi valstybę dabartyje, jos reikalais, atsakomybės galbūt prisėmimų ir galiausiai Krašto apsaugos ministerija. Žmonėms, tvirtinantiems, jie nesidomi politika, Rugilė sako, taip nebūna, nes neutralumas taip pat politinė pozicija. Ir dar būtinai nori papasakoti, kaip, kabutėse, tapusi istorijos auka. Gal viliasi atsiras daugiau tokių, kurie supras. Viena pirmųjų mano sutiktų amžininkių buvo tokia Antanina Taparauskaitė Slapyvardžių liepsneliais, leido jos sūnus apkalbinti, jau gulėjau patale. Ir aš tuo metu buvau maždaug 16 metų ir man ima pasakoti istorijos, kai būdama 16 metų, iš 12 asmenų šeimos, 3 buvo broliai partizanai, pati buvo jų ryšininkė. Kai jinai pasakojo, kuomet 16 metų eidama į plaukus nešėsi partizanų raštelius į Zepynus, kuomet drebėjo, kuomet kariai sustabdys rusų, kad tik neišsiduotų. 2 broliai iš 3 žuvo, vienas sprogdino, kitas nusišovė, buvo niekieno miestelio aikštėje, vėliau užkasti. Ir jinai slapta su vyrais vyko to brolio kūno parsivežti tam, kad galėtų garbingai palaidot. Ir visos kitos tokios galingos istorijos, kuomet tą brolį bandė pasimti, pamatė, kad prie jo kojos yra granata ir jeigu jau kažkas imtų, kad visi ten žūtų. Tai tuo metu klausant tų istorijų ir man būtent tų pačių metų, kada jinai jau tokius dalykus darė, buvo sunku suprasti. Ir man labai taip gražiai pasakė, vaikeli, mes turėjom užaugti anksčiau. Tai partizanų istorija yra ta istorija, kuri gali auginti ir kuri šiuo atveju mane ir užaugino. Ir verta tuo domėtis, nes tai yra žmonių istorijos. Ir žmonių istorijose tu gali pažinti pats save, pabandyti interpretuoti, o tai kaip tu pasielgtum, kiek tavyje to partizano būtų, kiek tavyje būtų to pasirinkimo. Tai todėl tame ir yra stiprumas. Tai Lietuvos istorija turi daug stiprių asmenybių ir juose verta ieškoti savęs. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.